Nu, bet tai kai? Jau diena. Nu va, mes per naktį nusimėm derlių, viską išsikepėm. Nusprendėm keliauti į biblioteką. Gerai, aš keliauju į biblioteką. Palaukit. Uždarykit kažkas vartelius. Opa. Simonai, Simonai. kas tau? Kas Simonai? Simonai, tik neatsijung. Kas jam atsitinkis atsijunginėjau? Oi. O, Kas tau buvo? ai dėko. Užsisapnavau biškai, noriu miego. Labai. Tipo per naktį neįsmiegojai, košmarai sapnavus. Jo. Jo, man irgi. Aš pasiėmiau pikeksą, išgriausim ten tą knygą, gerai? Jo. Bet jie abejoja, ar ten kažkas. Bet Herobrainas tos vietos man neparodė. Bet jeigu, o gal tas krėslas pradingo? Žiūrėk, ne. Ne. Apieškokim visus čestus, viską. Žiūrėk, čestas. Knygos apie pasako. Aš pasimsiu pasakojimą, o tu pasimk apie Herobrainą. Gerai, aš skaitau apie Herobrainą. Duoj. Bet gal čia Seniai labai- neskaitom. Gal čia neskaitom, nes matai. Ką tu padėk? Dar ateis pas tave Herobrainas. Jo, padėk jo armoras. Bet palauk, gal bus mano maistas, tai pasimsiu savo maistą. Gerasis pikeksas. Ai, Padėmu. jo. Gerai, geriau viską palikim. Daugiau nieko neimkim. Dar aš pasimsiu pusę strėlių. Viskas. Tavai skaityk. Gerai. Seniai, labai seniai buvo miestelis, kurio pavadinimas Lapiškiai. Nu Visi jo, gyven- kažką aš girdėjau, kad mūsų miestelis kažkaip vadinas Lapiški. Visi gyventojai buvo geri, linksmi ir draugiški. Bet vienas vaikas buvo labai liūdnas, nes buvo vienintelis be tėvų. Kiti turėjo ir tėvus, ir senelius. Vau. Įdomiai. Va, nu aš atsimenu liktais tą vaiką. Atsimenu, kažkada norėjom susipažinti. Ai, nu kažkoks draugiškas buvo pradžioj. Bet paskui Jo. mes jau norėjom duoti sada, Jo. nes jisai numetė ant žemės, sakė, ne. Jis mane be draugai ir pabėgo nuo mūsų. Vargšo vaiko vardas buvo Henrikas. Jo, atsimenu Jo, tą. nu, tai sakau, Henrikas ir buvo. Nu. Niekam jis nepatiko, nes jis buvo atsilikėlis. Jam buvo labai Jo. didelis kerštas. Prisimenu, nes kai mes su juo eidavom, visi sakydavo, fui, atsilikėlis, nu kažkaip tai patyčias iš jo mes, jisai labai liūdėdavo už tai. Tai gal Jo, ir jo. kerstas čia gal jo. Henriką išvarė iš miesto ir paliko likimo valiai. O atsimenu, kai išvarė. Nu, nu. Henris bėgo kuo toliau ir sutiko senolį, kuris buvo labai didelis žudikas. Henrikas... Prisimenu, kad... Jo, čia tas namas gal. Nu, bet tai prisimeni, buvo laikraštį rašė, kad miestelyje įsisiautėjo maniakas žudikas. Tai gal čia ir jisai ir buvo. Gal. Nu, skaitykim toliau. Henrikas paprašė, kad suteiktų jam stipriųjų galių. What the Aš jau fuck? bijau. Kokios Aš jau galios? bijau. What the? Negali. Senolis pasakė, kad jam suteiks energijos, jei jam tarnaus 20 metų. Henrikas prižadėjo ir pasiliko pas jį 20 metų. Po 20 metų senolis prieš mirtį jam atidavė visas savo galias ir numirė. Oh my god. Rimtai? Jisai jau miręs, bet tai pastaruoju metu laikraščiai rašė, kad jis dar kitam mieste dabar linksmai gyvena. Nu, aš nežinau, skaitysiu toliau. What the O fuck? Henrikas tapo galingas ir užpuolė miestelį. Visi išmirė, tik keli liko. Jo, keli liko, atsimeni. Nu, prisimenu. Jo, Bet mes tada buvom labai maži. Bet, žiūrėk, perskaitysiu, eik tu, kai čia įdomu. Jį nuo tada visi vadino Herobrainu. tai jisai Herobrainas. Tai reikia su juo pasikalbėti, gal jis mum atleis. Aš nežinau, aš jau bijau skaityti. Jo aukos, Jokūbas. Čia Matas, Jo. Rokusas, Jonas, Branas, Andrius, Tomas, Norbertas, Mantas ir Edmundas. Jūs mirsit. Muhaha. Aš nežinau, Gerai, ką aš man skaitau daryt. pasakojimą dabar. Aš be žodžių. Palauk. Pasiruošęs?
Aš jau nieko aš nieko jau bijau kažką. Man per širdį, man išgirsti. širdį perbėgo. Eisim gal dar kartą patikrinti tą namą. Jo, bet dabar aš skaitysiu pasakojimą, gal kažkas bus daugiau atskleista apie jį. Gerai, lapkričio 5 diena, rytoj. Bet tą kartą buvo prieš metus, buvo gūdi naktis, girdėjosi keisti garsai. Visi bijojo, nes būtent tą pačią naktį pas mus atėjo Herobrainas ir išžudė visus gyventojus. What the? Kas? Jis mum galas. Ir išžudė visus gyventojus. Liko tik tais 3 gyventojai. 3 likom. Onutė ir 2 vaikai. Norbertas ir mes. Prisimenu. Mes tada buvom. Prisimeni. Jo, bet atsimenu, mūsų mama. Bet jinai mirus. Bet kaip tu dar gyvas? Ai, tu iš vis kaime negyvas. O visi išmirė. Pabėgau tik aš. Kas čia rašo tą istoriją? Perspėjimas. Jis vis tiek grįž lapkričio 5 dieną. Jį nužudė gal. Arba jį pagrobė. Jisai grįž ir mums bus kapiec. Gal einam patikrinti to namo. Gerai. Gal ką nors sužinosim. Jo, bėgam. Aš išmėsiu tą knygą, jeigu jinai gal pritrauks kokių nesąmonių. Aš irgi metu lauk. Bet tai, diena, mums pasisekė. Dieną keliausim pagaliau. Gerai, grįžt. Jau rytoj lapkričio 5 diena. Šiandien lapkričio 5. Dar lyti pradėjo. Tai bėgam greičiau. O jeigu mums pavyks sustabdyti tą istoriją. Bet jeigu mes išvengsim, gal ir jis nebesiautės. Bet aš bijau, jeigu mes jo tą kirstą sustabdysim. Bet jeigu Henrikas, mūsų buvęs draugas, Herobrainas. Negali būti, aš netikiu. Čia melas. O, žiūrėkit, duris. O, žiūrėkit šis namas. O, radom tą namą pagaliau. Palaukit manęs, aš bijau pasiklysti. Šitą senolio nebėra. Nu, gal jis kur nors dingo? Gal jis kažkur išėjo pagribauti, ar ne? Gal jis apačioj, kad... Nu, gerai. Ar yra kas nors apačioj? Nu, nežinau, tuoj nusileiskim, kalėjimas. Nu, nieko nėra. Žiūrėk, gal toli. Žiūrėk, šviesa. Šviesa, leidžiu. O šiaip kai girtau net į... Kas jums ten? Kažkoks namas. Tyliai. Atsargiai. Kas? Atsargiai kažkoks žmogus. O jeigu... Palaukit manęs. Jeigu čia Herobrainas, atsargiai. Atsargiai už jūsų. Ką? Kas čia? Deividas. Deividas. Kas jūs tokie? Deividai. Jūs tokie? Nelyskit. Kas tas Deividas? Deividas, jis mūsų draugas. Nelyskit. Polius atsimeni. Čia mūsų draugas. Draugė, Deividai. Tu mane Kas prisimeni. tu toj? Prisimink mane. Aš tas nepažįstu, atstok nuo manęs. Prisimink. Žiūrėkit, čia mes kartu kraujas. žaidėm futbolą, neprisimeni aikštelį. Ne, aš turėjau tik tais vienus draugus. Kokius? Šiek pilna kraujo. Šiek pilna kraujo čestos. Ja, būk ramus, atsimeni, nu, mes tavo draugai. Nelysk. Ne. Tau jau, jam Paliksiu jūs vienus. Gerai. Jam prūtas pasimaišė. Nelysk. Šie, neprisimeni, aš žinau, kas jam padės atgauti atmintį. Prisimeni tokį draugą mūsų mažai Henriką. Kas tas? Henrikas, nu. Jis Prisimeni buvo mūsų miestelį, atimtas dabar jis vadinas, kaip ten dabar? kažkaip. Užmiršom negi pavadinimą. Tilviškė ar kaip? Kažkas toj. Vadinosi Lapiškiai. Lipiškiai, va. Lapiškiai? Kažką atsimenu. Taip va, Lapišas gyvename, mes buvom geriausi draugai tryse, va. Dar buvo mūsų geras draugas Henrikas, prisimeni. Henriką atsimenu. Aš buvau tarp Henriko, kada įsitiko tą senolį. Aš viską mačiau, kaip jam viskas sutikė. Rimtai? Jis nenorėjo didelio keršto. Jo. Oik! Aš galvoju, kad mes tu mirėjai. Aš viską mačiau, aš visą stebėjau Henriką. Duokit maisto. Kas ten įvyko? Mane Kas? Mane Henrikas pagavo, kada kada jį užvaldė tamsa, tada jis mane jau tikrai užpuolė. Nes jis galėjo viską matyti kiaurai, jis buvo visagalis. O tai kaip tu čia papuolė? Aš bėgau, jis mane sužydė. Iš dar čia yra visas mano kraujas, kaulai.
Viską, ką jis paliko iš žmonių. Kiaušinius? Kiaušiniai liko vienintelis atminimas iš. Ajo, prisimenu, tavo mama buvo kiaušinių Einam, fermos vadovė. parodysim. Einam. Kur einam? Į tą kaimėlį. Aš galėjau pabėgti, bet Herobrainas mane įkalina. Bet aš dasikasiau man išėjo dasikasti iki čia. Bet tai... Pažįsiu, aš nesu geras plaukėjas. Nemoku. Šis nemoku. Man tai čia kiekvieną dieną tenka plaukti. Bet tai... Duok ranką. Duosi nenumirsiu. Duok ranką. Gelbėk. Ačiū. Kur tu? Padėkim, Simonai. Bet tai mes buvom kalėjime. Duok ranką. Ne, vienas iš Herobraino. Mane pusa. Vienas iš Herobraino stipriųjų karių. Tai čia greičiau. Tai nu. O, jis vienas iš stipriųjų. Jis jo irgi pakalikas. Užmušė. Geriau. Dar vienas. Aš sužįs. Bėgam. Matkai sužeistas. Nu, tempkim jį. Davai, tempiam. Tu nemirk. Kas tave užkrėtė? Mes bėgam ne į tą pusę. Į tą. Ne į tą. Namoniai. Tai Gal bėgam čia. pastatom palapinę. Herobrainas visus išdys. Iš galo, Simonai! Oi, ačiū. Mir! Gerai, bėgam Man greičiau labai mažai tiesiai. gyvybė. Gal palapinę šiandien einam gal į tą namuką Jo, biškį. Aš Herobraino tarnas. einam greičiau į namuką. Jie mani koją įpjovė. Aš negaliu bėgti. Aš čia palidėsiu. Bėkit greičiau. Ar čia kas nors yra? Nemirk. Nieko nėra. Padėkit. Tempiam. Tempkit. Dar vienas. Aš turiu Jų čia per daug. Mums reikia... Bėkit jūs, aš jūs apginsiu. bėgam. Mama, aš turiu su ko statyti. Au. Kas ten? Pasičiau koją. Greičiau Simina. Pasičiau Nieko koją. tokio. Koja pakentės. Svarbu gyvybė. Pastatykit duris. Nukritau. Ne. Duok ranką. Miegokim gal apačioj. Čia Herobrainas pasiuntė visas karis, jis čia viską suplanavo. Henrikas yra išdavikas, nes jis vienintelis, Bet tai Henrikas ir yra tas Herobrainas. aš viską mačiau. Kas čia miršta? Aš labai Nevalgyk. Mane nuodija labai stipriai. Reikia pasitraukti, kad nematytum. Nebūtų monstro. Čia pasimti savo. Einam Einam miegoti į- geriau miegoti. Aš tai neturiu lovos. Einam pas mane. Einu. Muša! Kas muša? Muša! Einam į jo namą greičiau. Aš apsaugosiu. Ne, tik mes nemirsim. Tik visi atsargiau. Šitas labas yra Herobrainas tikras. Tikrai? Jo, bet neįmanoma išgyventi. Jūs įdegiu. Kas nueina iš karto miršta. Kas čia nemiega? Eikime. Neturiu lovos. Kas yra tau? Ne. Kas tau Prisimenu, kad yra? sakiau, kad mes būdavom visi nematomi. Ir sakiau, kad mano Nu. eilė. Nu, tu nežinai. A, Nu, ir man Einame. vos manęs nepaėmė. Miegu, ir man Herobrainas už rankos jau čiupo ir apie tas spėjau atsibūst. Tai miegam. Spėjau pabūst vėl. man atrodo, tau reikia vaistų, aš žinau, iš kur jų gauti. Tikrai. Jo, aš žinau, man reikia nueiti į vieną vietą. Tas vaistas galima gauti renkant iš džiunglių medžių. Tikrai? Jo, jūsų dinukai arbatai labai reikalingi. O, Kakavos pupelės tokios. o. Jo, Mes turim ir patys sodinukai. Sodinukų neturim.
Bet džiunglės yra netoli kalnų, bet mes tų džiunglių net nenaršėm. Aš buvau vienintelis išlikęs karys, kuris gelbėjo miestą tuo metu. Aš spėjau pabėgti tą laiką. Aš jums galiu pasakyti tik vieną dar svarbų dalyką. Geriau uždarom viską ir bėgam mašinės. Kad netėjo Herobrainas. Bėgam greičiau. Herobrainas tikrai Kodėl atvyks. mane uždarėt? Kalėjime. Aš čia... Ai, ne, sužeistas esu. Uždarė mane kalėjime. Taip, Ui, bet uždarom kamerą. ateik ištimsi. O kaip galvoji, Herobrainas žino, kad tu čia buvai? Au. Jo, aš prieš Herobrainą visą laiką buvau. Jis mane visada žudė. Bet tai kodėl jis nenužudė? Aš spėjau pasipriešinti. Kažkas tai labai galingo atsidūrė man priešais akis ir taip suspindėjo, kad mane apakino. Ja, Davidui mes ne čia einam. Aš Tai jau kur prie eit? namų, mes jau su Crafteriu. Edmundu, kitaip tariant. Ai, pašaukim jas, kurie ten nuklydo. Norbertai! Norbertai, einame. Aš tau parodžiu gerą dalyką. Atsargiai. O, labas. O, Norbertai. kas čia buvo, kas čia buvo? O, Kur jūs? oi, kas čia buvo? Davidai. Kas Kas? myra ten? Mane valdo Herobrainas, jis mane tempė prie jo kariuomenės, kad mane žudytų. Ką darom, Maika? Man reikia kavos. Einam, Simonai, kur Jeigu mums einam? reikės keliauti džiunglės tokiu metu, lapkričio 5 dieną, Lapkričio 5 diena yra nelabai Kodėl? pavojinga. tu pats rašai lapkričio 5 dieną. Nes... Bet lapkričio 5 dieną ir būna toks dalykas, kai Radau džiunglės. atsiranda kažkokie šviesos spinduliai, kurie Herobrainui labai kenkia. Bet tai kaip jis galėjo išpulti Jo. naktis? Tai naktis, šviesos spindulių naktį nėra. Po to, kai atėjo diena, Herobrainas pradėjo bėgti. Aš viso nematau. Aš ant medžio. Man vaizdas, Palauk, what the... palauk. Kas čia daros? Kur tu, Norbertai? Palauk, aš tau atnešiu kavos pupelės. Gal čia kapinės? Kokios bandu atsiversti vaizdą. Čia kapinės? Aš bėgu tik kur žinau. Kryžius. Tai Kryžius? Ne. Tik, jeigu ten mirė kažkas, tai reiškia Herobraino auka. Dar viena. kažkas mirė be mūsų. Prisimeni, kur... Ai, Minecrafteris nežino. Vo, atgavau vaizdą vėl normaliai viskas. Čia kažkokie stebuklai daros. Kur tu esi, Norbertai, man baisu. Palauk, aš suradau tau kavos Aš pupelės. sušalsiu. Šalstu. Jam Reikia greičiau nešti kavos Aš pupelės. nesakiau, Edmundai, bet miestelį buvo lygęs vienas žmogus. Ir jisai dar pabėgo prieš Davidą. Tai gal ten jo kapas? Gal. Aš mirštu. Bet taip... Kur tu, Davidai? Mirė. Davidai. Reikia... Dar gyvas, šalta. Sušalsiu. Kur džiunglės? Norbertas rado džiunglės. Aš einu padėti. Aš nešu kavos pupelės. Randu džiunglių, nematau. Ten žema. Ten žema, bet ten kažkur gali džiunglės rasti. Aš lipu ant medžio. Aš ant medžio esu. Kliuvau. Įsitrenkiu į lapus. Matau džiunglių medį. Aš nieko nematau, man labai viskas silpnai matosi. Matau tave, Davidai. Parbėgo Kur tu? džiunglės. Man viskas labai blogai matosi, kur tu esi. Kur jūs? Norbertai, Davidai. kur? Ai. Au. Imk kavos pupelės. Gali duoti drabužių. Man šalta. Matau. Gali duoti truputį drabužių. Tai tikrai. Kur jūs? Mes Ačiū jūsų labai. ieškom. Kur jūs? Ateikit prie to senolio namo. Imk, kad tau nors truputį būtų geriau. Aš džiunglėse. O, radu.
Ant kokio jūs medžio? Kur What reikia the bėgti, hell is Norbertai? going on? Davidai, ateik. Ar mate Radau, matot? radau dar. Aš užsilipt aukščiau. Aš žinau, yra tokie eleksyrai, kurie Herobrine labai stipriai Tikrai, kenkia. Jo, nuo tų eleksyrų Herobrine'as visada bijo pulti. Nu, tai Kartu su kardu, dėdi. Ai, koja. Paįsiu. pasiklydau Suvalgiau kavos žemėje. pupelę. Kur? Čia džiunglės, Norbertai. Aš pasiklydau džiunglėse. Pasiklydau žemoje. Ai, va, radau tą senolio namą. Grįžkit. Mes Mes- esame džiunglėse, kavos pupelių paieškosim dar. Ne, aš noriu, man reikia į namus. Imk dar vieną kavos pupelę. Man, Prisiminiau Kur vaistų jūs? receptą. Reikia ir kiaušinių tam tu laikai kiaušinius.